Jūs jau, aišku, mokotės, skaitot šitą. Tai kai Lietuva atkūrė savo valstybę pagal Vasario 16 aktą, žinot, kas tai buvo, kaip tai buvo, Vilniuje 1918 metai, pernai buvo 90 metų sukaktis, Lietuvos taryba priėmė deklaraciją, kad atkuriama Lietuvos valstybė. Deklaracija tai dar nieko nebūtų reiškus pati, nes Lietuvoje buvo vokiečių kariuomenė, buvo pirmojo pasaulinio karo pabaiga, buvo visai neaišku, kas čia bus. Iš rytų veržėsi Raudonoji armija, bolševikai, iš pietų Lenkai nenorėjo sutikti, kad kokia nors gali būti Lietuvos valstybė, Lietuva turi būti tik tai Lenkijos dalis. O Vasario 16 akte pasakyta, Lietuvos taryba skelbia nepriklausomą Lietuvos valstybę ir atskiria nuo visų ryšių, kurie yra buvę su kitom tautom. Tai ir su Rusija, ir su Lenkija, ir su Vokietija. Lietuva pati savo, šeimininkė pati savo bus savo namuose. Bet to galėjo nebūti, aplinkiniai kaimynai to visai nenorėjo. Reikėjo ginti. Tai buvo nepriklausomybės karai, ėjo savanoriai, kūrėsi Lietuvos kariuomenė. Mano tėvas buvo savanoris, kariavo, kaip artileristas, karininkas, tau papasakodavo man. Na ir buvo apginta ir atsirado Lietuvos Respublika 20 amžiaus Europoje po pirmo pasaulinio karo. Na ir tartum lygtai jau kažkas pripažinta, Tautų sąjunga buvo tokia valstybių sąjunga, kaip dabar jungtinės tautos, ir Lietuva ten, bet kaimynai vis tiek galando dantį ir atėjo laikas, kada susitarė Vokietijos ir Rusijos valdovai, Hitleris ir Stalinas, kad reikia tas tautas pasiimti, pasidalinti, jos čia niekam nereikalingos.